Bet atstovauju turbūt kitą pusę, kitą, taip sakant, vyresniųjų, kurie irgi nori, kad Vilniaus skyrius dirbtų aktyviau. Man kažkaip taip atrodo, kad lyg tai ir išsisėdė mūsų skyrius ties ta diskusija apie socialdemokratinės vertybės. Iš ties mes buvom labai įsijungę, visi lyg tai aktyviai dalyvavom ir tų savo, taip sakant, teorinės dalies kūrime ir diskutavom kiekvieną grupę ir atrodė, kad jau kažkas pasikeis, galbūt mes peržengsim tą žingsnį, kada mūsų, reiškia, Vilniaus partinė organizacija, socialdemokratų partijos organizacija bus labiau matoma, kad mes gal išeisim su savo vertybėm jau ir plačiau, bet kažkaip užgeso. Pasidarė biurokratinė rutina, svarstymas labai biurokratiškai visuose partijos skyriuose, visuose rajonuose, aš kai kuriuose dalyvau svarstymuose, tai formaliai tik apsvarstė. Ir labai gaila buvo, kad taip ir užgeso tą tokią pagrindinę iniciatyvą ir turbūt visiems norisi to, kad būtų kažkoks tai pakylėjimas, kad būtų daugiau idealizmo, kad pagaliau kažkas pasikeistų, nes šiaip nesinori tos apatijos, kurie atrodo lyg ir po suvažiavimo ir po tų diskusijų dabar buvo ėmusi skyrių. Tai jaunimą todėl sveikinam ir šį kartą einam paskui jį, reiškia, paskui jo iniciatyvas ir aš manau, kad iš ties jaunimas gali daug ir jaunimas padarys. Tai tiek. Šiaip tai norisi pradėti, arba bent jau palaipsniui pradėti naujas tradicijas ir ilgom kalbom nekankinti nieko, bet kadangi yra bačka, kas nori gali prieiti ir tart keletą žodžių, būtų labai smagu, jeigu trumpai ir drūtai. Tai būtų labai smagu. Ekspromtų, ne ekspromtų, iš širdies, iš proto, suderinus. Jeigu galima, tai nugalėtas sceninės kultūros mokė kadaise saviveikloje. Aš esu labai patenkintas, kad jaunimas atkreipė dėmesį į mane asmeniškai. Aš norėjau viską pradėti, ir pakvietė mane dalyvauti šitą iniciatyvinį grupį. Atsišaukimas, kuris bus matyti paviešintas galbūt rytoj, arba, kaip sakasi, atviras laiškas, tikrai atitinka tos lūkesčius, apie kuriuos mes kalbėjom jau mūsų diskusijoje, apie ką apie Provinskinį kalbėjom. Bet žinot tai, kad laiko tėkmė yra greita ir kad čia pat 8 metai ir kad patys pamatėm, kas dabar įsivituliavo per šį tik paskutinį mėnesį Lietuvos gyvenime. Manau, kad tai yra savalaikis dalykas ir tikrai laiku. Ir todėl tikrai norėčiau, kad šitą iniciatyvą iniciatyvinės grupės turėtų sėkmę, įgautų tolimesnį, reiškia, savo etapą veiklos ir rezultatas būtų kažkur Liepos mėnesio viduryje jau matomas. Nes laikas yra trumpas. To, kad kviečiu visus ateiti pasididžiuoti rytoj į tarybos posėdį. Nebūtinai, kad turi būti tarybos nariai, čia yra mūsų partijos posėdis tarybos, kuriame galima atvirai diskutuoti, atvirai jausti save ir, žinoma, išreikšti savo nuomonę. Tik per šitas nuomonės išraišką mes turėsim rezultatą. Visus kviečiu į rytdienos pasimatymą. Ačiū Algirdui už šitą susirinkimą. Turėčiau pasakyti, kad Algirdas Paleckis prisidėjo šiemet prie užmezgimo tarptautinių kontaktų Italijos ir Lietuvos. Ir jisai šiemet perdavė Italijos vyriausybei padėką raštą, priėmė sporto klubo asociacijos ir 5 klubų narių ir labai aukštos kvalifikacijos aikido šakos sporto. Ir padėkos raštą irgi perdavė. Tai kad mes ne tik Lietuvoje pasiekimus siekime, bet mes turime tarptautinius Lietuvos ir Italijos šiai dienai. Ir yra numatyta dar keliose šalyse ir jisai vienintelis iš mūsų Seimo narių sutiko jos priimti. Jie iš tikrųjų buvo patenkinti. Šiai dienai mano įmonė, kaip ir socialdemokratės, yra įsteigta pradinė mokykla darželis 1 akademija Riešėje.
Čia yra rezultatai, kurie iš tikrųjų yra jau užregistruoti registro centre. Tos moteris ir pusė riešės praktiškai mes turime balsų, bet liberalai yra mūsų kol kas ten oponentai. Algirdui aš iš tikrųjų esu be galo dėkinga, nes kol kas su juo vieninteliu mes bendraujame ir turime dar keletą pasiekimų. Apie bendruomenę šiai dienai yra užregistruotos registro centre 5 bendruomenės Vilniaus rajono kadastrinių vietovių ir yra jau užregistruoti vardai laikini 30 bendruomenių. Tai kad Vilniaus rajonas, aš matau, pas mus bus iš tikrųjų mūsų. Ačiū. Žinot, kai Socialdemokratų partija prieš 110 metų kūrė Steponas Kairys, Domaševičius ir kiti, jiems buvo po 19-20 metų ir buvo jų minusas tas, kad jie neturėjo tos jėgos, kurią turime mes dabar šitoj salėje. Tai yra visos kartos ir visi žmonės vienijasi pagal socialdemokratijos idėją, vienijasi bendrom ir teigiamom permainom, kurio mes patys tikim. Aš neprisimenu, kada tai vienoje salėje būčiau matęs tiek daug socialdemokratų, kurių akis degtų iš džiaugsmo, kurie būtų laimingi ir kurie, kas svarbiausia, tikėtų šviesesnių rytojumi ir tikėtų socialdemokratiją. Algirdas ir kartu mes visi atgaivinome tikėjimo socialdemokratiją. Rytoj mes šitą parodysim taryboje savo balsavimu. Dėkui. Norinčių kalbėti. Jeigu jau labai kas nori, tai tada pakviestume. Jeigu ne, tai tada norėčiau pasakyti, kad noriu palinkėti, kad mūsų visų širdise degtų dvi meilės. Meilė Vilniui ir meilė socialdemokratijai. Ir su tokia meilė, aš manau, mes tikrai tapsime gausesni, stipresni ir įtakingesni Vilniui. Ačiū Jums labai ir dabar kviečiu prie neformalaus bendravimo prie stalų. Ačiū.
Thank you.